Darbo grupės pasitarime, dalyvaujančių darbo grupės narių balsų daugumą, buvo nuspręsta siūlyti tarybai priimti sprendimą, kad daugiafunkcinis sporto centras būtų statomas Dariaus ir Girėno gatvėje. Lietuvos Respublikos vietos įstatymų, tarybos veiklos reglamentų, taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimų reglamentų nustatytų tvarka. Protokolinis sprendimas įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių paskelbti ir įvykdyti apklausą dėl daugiafunkcinio sporto centro vietos parinkimo Gargžduose. Punktai. Apklausos teritorija Gargždų miestų seniūnija. Antras. Apklausos būdai. Tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašų lapuose, Gargždų miestų seniūnijos raštu ir elektroninė forma Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje. Pasinaudojus internetinį bankininkystę prisijungiant prie elektroninių valdžios vartų. Trečias apklausos klausimai 3.1. Kuri Gargždų vieta tinkamiausiai daugiafunkcinio sporto centro statybai? Baseinis, pirčių kompleksų, universalios krepšinio, futbolo, kitų sporto šakų salės. A. Būtų Gargždų miesto stadiono teritorija, B. Dariaus ir Girėno gatvė. Toks būtų protokolinis sprendimas, yra pasirašę 9 tarybos nariai ir norėčiau, kad tas protokolinis sprendimas būtų priimtas ir įgyvendinamas. Apklausa gyventojų. Privalomųjų būdų apklausa privalo būti vykdoma. Ketvirtadalių tarybos narių prašymų. Čia netgi nereikia. Čia privalo priimti per mėnesį tą apklausą. Čia jau diskusijų šitoje vietoje nebėra. Čia juristas galės paaiškinti. Tuo klausimu, o kad reikia tą 11 hektarų daryti tą detalų planą tikrai reikia, nes ten jisai tik jau merdėja daug metų ir jau galėjo senai būti tas detalus planas padaryti, nebūtų šiandien diskusijai. Kas svarbiausias principas, gal ir darbo grupiai priekaištai būtų tokie, kadangi dėl vietos parinkimo mes šiandien neturėjom spręsti. Šiandien turėtume spręsti, kur, kad iš vis stovėtų tas kompleksas, kur gautų pinigų. Kurių vietoj pinigai gaunam greičiausiai būtų ir garantuočiausiai. Kur čia garantija, kad po pusantrų metų rengiant detalų planą prie Dario Girėno, aš nesu prieš ją. Gink Dieve, aš esu irgi, kad tik ten būtų. Bet kur garantija, kad pusantrų metų rengus detalų planą, dar techninį projektų ruošintis, o kai šiandien Skuodas, ten visi rajonai jau stovi eilėj. Mes nediskutuojam principo, gautus pinigus, o ne kur bus. Principą mes turime kalbėti apie pinigų gavimą. Man tikrai nesvarbu, kuris bus. Svarbu, kad jis būtų. Šiandien yra, kaip Algis Raudas sako, toks dalykas po pusantrų metų nebedaryti detalų planą, po to techninį projektą. Tai yra to klausimo nuvilkinimas, kai jo nebūtų. Kaip mes juokauja su Viktoru, kad tai būtų iš kito 7-mečio plano. Nes nieks nelaukia tų pinigų nieks. Šiandien reikalavimas apklausai yra, jis privalomas, šitą, kaip sako juristas, jeigu nenorit, tai teismų. Dabar siūlau antrą kartą vėl apklausti. Buvo sudaryta komisija, buvo atsiliepimai. Ta apklausa jau iš tikrųjų yra padaryta. Ir aš manyčiau, nereikia procesą trukdyti, reikia kuo greičiau imti ir spręsti ir pradėti daryti, kad reikės sakyti 1,5 metų ar 2 metų dar reikės. Aš tikrai pasisakau už Dariaus ir Girėno gatvės tenai. Kodėl? Todėl, kad miesto vidury mes turime, aš vėl kartuosiuosi 100 kartų, yra 260 hektarų teritorijos, kurią mes esam padarę studiją ir ruošimės ten, kad bus ir vandens tvenkiniai bus, ir relaksacijos zonos, ir objektai kultūriniai bus. Tai mes tą sportinį tą centrą ir priartinkim prie to jau. Ir aš įsivaizduoju tie, kurie dabar gimsta šiuo laikotarpiu, šiemet ar ateityje dar gims, tie jauni žmonės po 20 metų, sėdėdami šitoj zonoje tenai, kur yra karjerų, kur bus padaryta tikrai relaksaciniai objektai, jie tikrai prisimins su malonumu mumis, ką mes šiandien svarstum, sakys, kokie buvo faini, dėdis pastatė Dariaus gatvėje tą kompleksą, čia pat yra natūraliai galim vasarą nusimaudyti. Aš manau, kad reikia žiūrėti šit į ateitį ir vis dėlto tas traukos centras bus unikali ta teritorija, kuri dabar ir mieste yra laisva. Ir aš manyčiau, tikrai pasiūlymų yra daug,
prašyčiau visus pritarti merų pasiūlymui, tam protokoliniam sprendimui ir nestabdyti procesą, pradėti daryti, kad gautume pinigus. Negausim Liepos 1, gausim spalį 2 dieną gausim pinigus. Ir padarysim tą centrą. Šių metų lapkričio 28 dieną vyriausybė savo sprendimu patvirtino nacionalinę pažangos programą 14-20 metų. Ten yra 5 prioritetai išdėlioti ir vienas iš jų bus skirtas miestų, miestelių, rajonų centrų nuo 6 iki 100 tūkstančių infrastruktūros plėtojimui. Ten paminėta, kad galimas ir baseinų statybos. Ir kai buvo asociacijos tarybos posėdis Palangoje, vidaus reikalų ministerijos specialistai pristatė, kad kol kas dar jokių aprašų ir taisyklių nėra patvirtinta. Tik mes galime ruoštis, rengti detaliuosius planus ir techninius projektus. Realus projektų įgyvenimas galės prasidėti tik tai 15-16 metais. O mes per tą laiką tikrai spėsim, sakant. Ir manau, tie, kurie teigia, kad ryt po ryt mes galim teikti kažkam tai paraišką, tai manau mažiausiai klaidina, sakant. Jokių paraiškų iš 14-20 metų dar nieks nepriėmė, jokių prašų nepatvirtinti, tik tai yra skirstomos lėšos preliminariai, sakant. Ir visus lėšos bus skirstomas, išimtinai per regionų plėtros tarybą. Kaip informavo specialistai, kad nebus jokių specialių reikalavimų, kad būtinai plaukim baseiną arba daugiafunkciai centrai, būtinai turės stovėti ant Minijos, Nemuno ar tenais kokio Šešokų upėse. Savivaldybės taryba pati pasirinks, kurioje vietoj tą daugiafunkcinį centrą pradės tikriausiai nuo baseinų statybos. Dabar mes pasisakėm dėl to daugiafunkcinio centro, tai prie Kryžiaus. Mūsų visus, tai jau dabar Jonai, tu būsi pirmas. Tai va, aš norėčiau taip pasakyti, kad ginčėmės, bet ginčykimės ne pasijodami vieni iš kitų. Čia mes jau turim patirtį su teismais, galima ir šitai, orumo neįžeiskim. Tai yra ne visai gražu ir yra spaudimas kelių verslininkų. O antras dalykas, ir Liaudanskui labai gerai, Trevenos nauja degalinė, kaip tik tiks šitam dalykui, tai čia visai. Kolega, siūlyčiau šnekėti į temą, aš kaip tik nepasisakau už Dariaus Girėną. Aš norėčiau šitai juoktis mandagiai, bet va taip, kai dabar čia buvo padaryta, aš nežinau. Taip, ne visai gražiai atrodo. Piknaudžiauti teisėmis savokomis, nereikia piknaudžiauti kai kuriais kitais dalykais. Aš noriu pasakyti, jeigu kalbame 2002 metų detalųjį planą, tai reikėtų pasakyti, kad tas detalusis planas buvo pritaikytas tuometiniam reikmėm ir taip institucijai, kuri teritorija priklausė Gargždų sporto centrui ir buvo poreikiai. Maniežo poreikiai, tai buvo maniežo pastatas, tai lengvoji atletika visą kitą. Ten nėjo kalba apie jokius baseinus, nėjo kalba apie dar kažkokias sporto šakas. Tai buvo tos teritorijos detalusis planas, nagrinėta ta teritorija. Ten nebuvo nagrinėtas jokios aplinkybės už ribų. Atsirado tik tai po to Gargždų miesto studija, kuri iš dalies kažkiek tai tuos dalykus koreguoti bandė. Tai būkime, Algi, aš išklausiau tavęs, paskui išklausys tavęs, kai tu mikrofoną turėsi. Aš noriu pasakyti, kad čia šiandien mes be reikalo laužom ietis dėl vieno paprasto dalyko. Mes visi manome, kad šitas daugiafunkcinis sporto centras tai reikalingas tik Gargždų miesto bendruomeniai, Gargždų miesto piliečiams, sportininkams, visą kitą. Šiandien yra plaukia ir tebeplaukia dar raštai ir iš kitų bendruomenių, kurie pasisako aiškiai dėl vienos pozicijos, kad Dariaus Girėno aikštės pakraštyje esantį dabar neįsisavintą teritoriją, beje, ko architektai nepadarė, jau galėjo suplanuoti laiko, per akis buvo tam, kad centre esantį miesto teritoriją kažkam tai būtų pritaikyta. Vienas dalykas. O iš esmės konstatuoja dalyką, kad susisiekimo klausimai yra ne paskutinės vietos reikšmės dalykas, o vienas iš svarbiausių. Būtent, kad bendruomenėm lengva ir paprasta būtų paleisti tos pačius vaikučius grupelės vykti autobusu kitokiu maršrutu iki autobusų stoties. Ir lengva surasti netgi ir pakeleiviams, netgi ir kitiems, kaip mes čia šnekam, ir iš Klaipėdos miesto, ir iš Kretingos miesto, atvykstantiems į tą daugiafunkcinį centrą. Suplanuokime jį patogų, padorų, suplanuokime su gerais parkavimas, kur autobusus mes, tarkim, atvykstančius pastatysim iš Veiviržėnų, iš Šendrijavo, iš kitų miestelių. Neturim nei parke, nusileidau aš ir dėl to, kad neturime vietos ir prie Cvirkos gatvės esančio dabar sporto salės.
Vien iš to dalyko visi bendrų sutarimų matyti ir darbo grupėje priėmėm tokį, kad dauguma pasisakė už tai, kad žiūrėkime perspektyvą ir kad ta vieta prie Dariaus Girėno gatvės matyti visom bendruomenėm, matyti savo rajonų gyventojams yra labiausiai priimtina. Taip, jinai galbūt ir sunkiau, šiandien reikalingi tam tikri teritorijų planavimo dokumentai, bet mes žiūrėkime į ateitį, ką mes turėsim savo anūkam, savo vaikam parodyti, pasiūlyti. O neįkiškim kažkur tai nuo šaly. Šiandien nuo autobusų stoties gal tikrai sunku kai kuriem atvyksiantiems surasti. Bet aš nekalbu, nekvestionuoju. Gargždų bendruomenės požiūrį žiūrint, gal iš tikrųjų galimas ir kitas variantas. Bet jeigu kalbėti apie viso rajono bendruomenės, manyčiau, kad tikrai yra optimalu pritart šitam sprendimui, ką ir pasiūlė meras protokolinį sprendimų variantą. Supratau, darbo grupė pasiruošė sužlugdyti klausimą. Darbo grupė pasisakė, jau aš sakau, kad plaukia įvairios nuomonės iš įvairių bendruomenių, kurių nuomonės yra mums irgi svarbus. Mes atstovaujame visą rajoną, ne vien Gargždą. Algirdai, nebūk toks pesimistas. Tai apklausai, baigim visus diskusijos, kur mes statysim dabar. Žiūrėkim, kaip tą apklausą pravesti, kaip įvyks, tada susitikę kalbėkimės po tos apklausos. Nelabai jie supranta apie tą apklausą. Tu įstatėm skaityk. Kam jūs einate tą tarybą, jeigu supratime? Klausau, kad man informuoju, jisai gali būti tik tai tarybos sprendimą priimam oficialius, o ne protokolinį. Ne, kaip norite priimkit, prieiglans. Gavo raštą su parašais 9. Ir vykdykit, nu viskas. Kas čia? Ir pasisakau, kad eikim to keliu, kurį pasiūlė meras, kad operatyviai spręskim klausimą, darykim detalų ir sakykim. O nuomonių yra didžioji dauguma, patikėkit manim, ir aplinkiniai, ir Dauparai, ir Dovila, ir kitos, reiškia, aplinkinės gyvenvietės suinteresuotos, kad jiem būtų privažiavimas, kad patogus vaikams būtų ir kad būtų visiems, kaip sakyti, laisvai tenais tikrai gyventi. Šiuo metu mes kažkodėl tai matom, kad šitas specialusis planas, kuris buvo padarytas, tai buvo tos, sakykim, ribotos bendruomenės, kurie, kaip sakyti, sugalvojo, kad būtent reikia tenais. Ir mes žinom, kad specialistai buvo spaudžiami į kampą, kad būtų pasirašyta, būtent, kad partija reikia, kad galima tokį dalyką įtupdyti. Tai yra tam tikri, sakysim, pasisakymai, reiškia, dokumentuose, kad bendruomenė nesutikus buvo kitos vietoje, reiškia, statyti, reiškia, buvo priimtas specialistų toksai, reiškia, nutarimas, kad statyti parko teritorijai. Tik čia nereikia nieko daug ir galvoti, reiškia, didžioji dauguma ir telefonais, ir žinutėm, ir elektroniniu paštu atsiuntė, kad, nu, ką jūs ten galvojat, kur ten jūs kišat tą visą dalyką, reiškia. Aš pasisakau, kad kas buvo priimta komisijoje ir to protokolinio sprendimo, kurį pasiūlė meras. 2002 metais ne bendruomenė nusprendė. Savivaldybės administracija nusprendė, taryba nusprendė. Ne apie tos dalykus. Detalusis planas parengtas. Reikia gerų darbų, reikia testinumą vykdyti. Aš noriu priminti kelių metų atgal pono Dumašiaus iniciatyvą parengtą baseino projektą, kur galimybių studija išleista 120 000 ir savivaldybės biudžet lėšų projektas neįgyvendintas, sužlugdytas, baseinų neturim. Ten buvo 20 metų numatyta 25 milijonai Girnapui savivaldybės biudžetui ant kaklo. Ačiū Dievui, kai mes to neįgyvendinom, aš neturim nieko, bet 120 000 savivaldybės biudžet lėšų, Jonai, noriu priminti. Ir iškeliau galimybių studijai, kurios neįgyvendinom. Iniciatyvų iš tavęs buvo ten išplaukti. Užtat tavo vietoj, aš apie Dariaus Girėno gatvę iš vis patylėčiau. Susilaikys nėra. Balsų daugumą surinko pirmą alternatyvą, tai yra pritarta protokolinio sprendimo, kurį aš pagarsinu perduodu sekretariatui. Tie, kurie nespėjo pasisakyti savo pasisakymus pagal tarybos reglamentą, priimti prie posėdžio protokolą. Taip pat Romano Plasnai. Tas galioja.